Ar mėsą valgyti sveika? Paprastai atsakyti čia neišeina, labai jau daug yra kintamųjų, kuriuos reikėtų įvertinti. Mėsą mes valgom labai senai, tikrai nesam vieninteliai gyvūnai, kurie taip maitinasi. Tai kaip mėsa patenka į mūsų lėkštę, aišku, skiriasi nuo to, kaip kiti gyvūnai ją vartoja. Ir tai tikrai nėra toks pat būdas, kaip, tarkim, lapės pievoje pasigauta pelė. Ne vienoje kultūroje, žmonių tarpe, mėsa labiau priskiriama komforto ar prabangos gyvenimo būdui. Ir tai kalbu ir apie viduramžius, ir apie neeuropinės kultūras, daug. Po ilgų kokybiškos mėsos trūkumo metų norą dažnai valgyti mėsą jau mes, posovietinės šalis, turbūt dar labiau pastiprinom. Nors ir tie trūkumo metai, regis, jau senokai baigėsi, bet efektas galbūt taip greitai nedingsta. Grįžtant prie mūsų klausimo, tai mėsos ir sveikatos ryšys yra tikrai dažnai tyrimas. Šie tyrimai, manau, šiaip jau gerai rodo tyrimų metodo kompleksiškumą. Nėra taip jau lengva imti ir atskirti, ar matomas poveikis aprašytose tyrimo rezultatuose yra efektas dėl būtent mėsos vartojimo, ar dėl to, kad poveikį daro kokie nors kiti mitybos, elgesio ar gyvenimo būdo komponentai. Gali būti visaip ir labai sunku gauti tokias švarias beveik laboratorinės eksperimento sąlygas, kai vieni žmonės valgo tą patį patiekalą su mėsa, o kiti valgo tą patį patiekalą be mėsos ir tik dėl to matom kažkokį skirtumą. Neužsidaro žmonės taip į laboratorijas. Pavyzdžiui, vienas iš naujesnių ir išsamesnių tyrimų. Šie rezultatai rodo, jog kiaulienos vartojimas pagyvenusių žmonių grupėje neturi nei teigiamų, nei neigiamų poveikių kognityviniai veiklai. Šiaip atskirai noris pasveikinti, kad yra skelbiamas tyrimas, kuris neturi kažkokio reikšmingo revoliucingo poveikio, nes tai irgi labai stipriai veikia mokslinių tyrimų kokybę. Tai, kad mėsa turi savų privalumų ir trūkumų, mes jau žinom. Ir man atrodo, geriau jau vadovautis kažkokiais kitais kriterijais ir tuose pačiuose tyrimuose. Maisto kilmės, maisto paruošimo būdo, kiekio, skonio, etikos, ekologijos ir gal tiesiog nekelti tokių plačių klausimų, į kuriuos ir regimai negali būti aiškaus ir vienareikšmiško atsakymo. Skanaus, jeigu valgysit mėsą, skanaus, jeigu mėsos atsisakysit, turbūt, kad kriterijai jūsų pasirinkimo iš tiesų ir turėtų būti kitokie. Taikos ir ramybės.